Gerą dieną, krepšinio mėgėjai, sveikinuosi su jumis iš Palangos arenos, kur netrukus prasidės MBET nacionalinės krepšinio lygos rungtynės tarp Palangos Olimpo ir Jurbarko Kario Manvestos ekipos. Čia tolimą metimą bandė mesti Aidas Kavaliauskas, jo metimas netaiklus, Karolis Guščikas atiduoda kamuolį kitam Karoliui Kokoškai ir šio metimas taiklus ir pirmieji šių rungtynių taškai. Čia pozicinė ataka, Julius Jucikas į baudos aikštelę ir brutaliai jėga pelno jau ketvirtąjį tašką Julius Jucikas. Ir dabar jau Jurbarko ekipa pradeda savo ataką. Čia Aidas Kavaliauskas nieko nelaukdamas neria į baudos aikštelę ir pelno 2 taškus. Nepavyksta rasti kelių link varžovų krepšio Jurbarko. Čia Mantas Ruikis prisiminė savo geriausius laikus. Veteranas bėga į greitą puolimą, išsilaiko ore, pelno taškus. Kol kas Juozas Balčiūnas šiame sezone bent jau naujo komandoje renka po 4 taškus. Dabar pavyksta jam pelnyti 5-ąjį. Puolime 9 taškus surinkęs ir 6 kamuolius atkovojęs. Karolis Guščikas čia gražus, tašė perdavimas Kalilui Tomasui. Pasišventimo savo ekipai galėtų pavydėti bet kurios Lietuvos lygos ekipa. Čia Gintautas Matulis po puikaus Pauliaus Danisevičiaus perdavimo pelno taškus. Ir kaip jau minėjau, kadangi kitą savaitgalį bus sužaistos 2 paskutinės rungtynės antrajame etape, tai taškų dalinti laiko nebėra kada. Čia Mantas Ruikis. Čia prieš Guščiką Kalilas Tomasas, ten Guščikas neaštrina situacijos, o Karolis Kokoška dabar šauna dar vieną tolimą metimą, kokį čia turėjo Paulius Belevičius ir greita ataka Ernestas Bružas, 2 taškai ir ten skėsčia rankomis Mindaugas Barčaitis. Čia gražiai mestas kamuolys Gintautui Matuliui ir pavyksta. Jucikas tiek Kazakauskas yra matę gausybę tokių įtemptų rungtynių ir tikrai čia neturėtų pradėti drebinti kinkų. Na, to nedaro ir Karolis Guščikas, 20 taškų ir 11 atkovotų kamuolių, 13-4. Tokiu rezultatu yra laimimas 4-asis kėlinukas. Kokoška dar vienas tritaškis iš šios distancijos ir pataiko Karolis Kokoška, 3-asis jo tritaškis. Čia jau reikia greitų sprendimų Palangos ekipai ir greiti sprendimai yra. Mindaugas Stašys pataiko tolimą metimą ir norėdamas nepaleisti rungtynių, Mindaugas Barčaitis prašo minutės pertraukėlės. Šias rungtynes laimi praėjusių metų čempionų Jurbarkas Karys Manvesta.